Sveiki! Šiame video įraše parodysime, kaip padaryti pamokos klasės ir objektai namų darbą. Pasileidžiame integruotą programavimo aplinką. Atsidarome projektą Auto. Atsidarome failą, kuriame yra programos kodas. Jisai vadinasi program.cs. Ir metodo pipsėti kūne įrašome console.writeLine pip metodo main kūne užkomentuojame nereikalingas eilutes. Ir objektui pirmas automobilis pasiunčiame pranešimą pipsėti. Paleidžiame programą spausdami Ctrl F5 ir jį į konsolę išveda pranešimą pip. Spaudžiame Enter. Užkomentuojame šią eilutę. Sukuriame klasės automobilis objektą vardu trečias automobilis. Rašome klasės vardas automobilis, trečias automobilis, jam priskiriame naują objektą klasės automobilis ir objektui, kurio vardas trečias automobilis, priskiriame reikšmes jo savybėm. Rašome trečias automobilis taškas modelis priskirti Opel. Trečias automobilis taškas numeris priskirti LRS 003 ir trečias automobilis taškas degalų kiekis litrais 100 km priskiriame 6,5 litro ir jam pasiunčiame pranešimą važiuoti 200 km. Paleidžiame programą, ji į ekraną išveda, kad bus naudota 13 litrų degalų. Spaudžiame Enter, išsaugome projektą, uždarome jį, uždarome integruotą programavimo aplinką. Tuo demonstraciją baigiame.